Sveiki, lietingą rytą. Pristatysim jum įspūdingos komplektacijos, vienetinės komplektacijos Opel Insignia. 2016 metų 2 litrai 125 kW automatas su LED žibintais, pati parkuojasi, OPC apdaila, nei viena detalė nedažyta, iš karto rodau jum vidų, kol dar žiūrite, pasižiūrėkit, išskirtinis. Elektrinės sėdynės, ventiliuojamos sėdynės, kombinuotas salonas vienetinis, sportas, vairas, pilnas asistentų su lapkėmis, šildomos, vėdinamos, šildomi vairai, sportai. Na, kas suprantat, pasižiūrėkit, tokios komplektacijos nėra. Antros, panoraminis liukas, juodos lubos, veidrodėliai su asistentais, daug visokiausių, tamsinti langai, labai gražu, vien ratai pasižiūrėkit, 1500 tokie kainuoja, elektriniai kabliai, elektrinės bagažinės, štorkės, viskas kaip priklauso, su keilesais, su linijom, su memory, elektrinės bagažinės sėdynės. Labai gražu. 222 000 rida. Asmeniškai pats pakeičiau pagrindinį diržą. Tai tikrai jums jo keist nereikės. Gali tikrinti Opel centre. Visas ridas, visą kėbulą duosim, magnetą suteiksim. Automobilis tikrai be auto įvykių. Nedažytas. Tikrai labai gražus, išskirtinis Opeliukas 16 metų 2 litrai 125 kW, OPC apdaila. Automobilio kaina 6800 galutinė su naujom techninėm apžiūromis. Atvykit, prasibandysit, prasitestuosit. Tikrai, manau, įsigysit šitą automobilį, jeigu reikia pilniausios komplektacijos. Sutvarkysime autolizingą, išperkamąją nuomą. Tai tiek šiandieną. Gražaus savaitgalio.